Nenuspėjami likimo vingiai, maestro. Nenuspėjami. Būdamas jaunas žmogus, Kaune vaikščiau jūsų spektaklius. Taip. Kartu ir bandėm su draugais suprasti jūsų užuominas tuo metu. Nes dalis spektaklių buvo kupinių užuominų, važiuoju, ten mėlyni žirgai raudonai. Taip, ten buvo. Vienos užuominos. Mes dėl tų užuominų raidom į tą spektaklį. Bet žiūrėkit, praeina, nu kiek čia, 50 metų, klausykit. Taip. Ir aš buvau jūsų spektaklė Ne savo žmonės, iš esmės tos pačios problemos. Tos pačios, dar baisesnės man. Dar suprantu. Ten kažkoks primityvumo buvo toj ano. O čia sakot, įmantriau viskas yra. Taip, o čia... Taip. Jo, bet jūs kaip autorius, kaip režisierius, išeina, kad jūs visą gyvenimą rodėt kažką tokio, kas nepakito. O jūs turbūt rodėt norėdamas, kad kažkas pasikeistų. Aš norėjau, kad keistųsi, o pasirodo, kad jie nori mane pakeisti. O jeigu aš jūsų paklausčiau, jūsų manimų, o kodėl nesikeičia niekas? Visiškai skirtingos valdžios, skirtingos epochos, ten buvo komunistai, dabar liberalai, o problemos tos pačios. Problemos tos pačios, bet man atrodo... Kur šuva pakastas? Pakastas šuo čia yra matyti imlume žmogaus, pamastymuose žmogaus, kam priklauso, už kokią partiją eina, viskas labai įsiskaidė, dabar visi individualūs, visi turi savo nuomonės ir nedaug dievė įpiršti kokią nors kitą nuomonę. O aš nuo pat pradžių aš laikiausi vienos nuomonės, aš pradėjau nuo partizanų, nuo vienoj vieni ten ir nuo, nežinau, dar daug pjesių aš lietuviškų stačiau. Ir apie Čiurlionį, ir rusiškus stačiau, ir Golgotą, ir labai buvo didelis pasisekimas su ta galva. Bet apie tą patį žmogus permašto stuburu. Aš tada dar pakelsiu aukščiau kartelę. Iš esmės žmogaus santykiai su būtimi yra ar senovės graikų dramose, ar šiuolaikinių graikų dramose. Jokio skirtumo. Kitas truputį situacija. Tai tada koks yra meno uždavinys? Nes sakoma, kad menas turi pasaulį pagerinti, o pasaulis nepagerėjo. Ne, man atrodo, kad kaip tik menas pasidavė pasauliui šitam. Jis pradėjo eiti, įtikti nori šitam skoniui, kuris vat... Bet ir prieš 50 buvo autorių, kurie norėjo įtikti publikai. Buvo, aš atsimenu, kad kai Kaune aš dirbau, tai buvo pustuštės salės iš pradžių. Aš atėjau po kažkokios krizės. Tai čia kurios metus jūs turite? Tai čia 75 metai. Nu ką, čia bilietą buvo sunku gauti Kaune į teatrą. Taip, bet iki to aš buvau pustuštės salės. Sakot? Taip, o paskui, kai aš pradėjau nuo medinių balandžių, sajos. Mamutų medžioklė. Mamutų medžioklė buvo šitą Jurašo, prieš tai buvo pasakyta. Bet aš kaip jaunas žmogus buvau toj mamutų medžioklė, mūsų vedė su mokykla. Ir buvo sunku gauti bilietą, kodėl jūs sakot, kad pustuštės salės? Tai ten, ne, tai aš kalbu apie tada, kada aš tik atėjau į tą teatrą dirbti. Nes ten buvo Lencevičius, toks buvo, ten nustekentas tas teatras, kaip reikalas buvo. Šiaip to laikinis aktorius ir dabartinis, tai didžiulis skirtumas. Aktoriaus prestižas anam teatre buvo žymiai didesnis. Sutinkat su to? Taip, žymiai didesnis. O tarp kitko, jūs atsimenat, mes su Doloresa Kazragyte Livingstono žuvėdrą pastatėm, aš fortepijoną grojau. O kodėl jinai tada ryžosi tokiam žingsniui? Nu, labai patiko jai ta medžiaga. O kodėl teatre negalėjo pasodyti pas jūs? Nu, turbūt, kad nedrįso teatre. Nedrįso, sakot? Nu, aš nežinau, tiesą sakant. Pirmas kaip režisierė, tai galbūt. Bet žinot, aš su ją tada repetuodamas supratau, ką reiškia aktoriniai štampai. Štampai. Bet iš kitos pusės aš supratau, kad yra aktorių, kurie turi štampus, bet dar blogiau, kai yra aktorius be štampų. Jokių. Taip. Iš vis neturi nieko. Taip. Profesijos neturi. Ne, tai štampai, matot, jeigu žmogus gyvas kaip aktorius, neprofesionalas ta blogąja prasme, tai jis jeigu girdi žmogų intonuojant, tai ir jo intonacija nenori atsiliepia, reaguoja. Ir čia... Nu gerai, bet šnekant apie aktorių štampus, ar yra tokių aktorių, jūs sutikot gyvenime, kurių štampai būtų begaliniai?
Ta prasme, kad jis turėtų Labai tokį daug yra. kiekį. Yra toks informatyvus kalbėjimas, tada, kada savęs neįkvoja. Jis tiesiog kalba tą tekstą, kuris privalo kalbėti, bet be jokios akcentų, be širdies. Tai čia ir štampų nepavadinti, čia yra tiesiog mechaniškas atkarpas, bet aš turiu omeny tos štampus, verbalinė bet kryda, jis turi didelį arsenalą štampų. Aha, taip, taip. Tai ir yra štampas. Kuo greičiau prasakyti, kuo tiksliau pasakyti. Nu ne, tai čia yra tiesiog, Jo. čia net aktoriam nepavadinsi. Nepavadinsi čia aktoriam, bet yra daug tokių, kurie taip kalba. Tiesiog jau įpratę. Tai ne tik teatre. Taip. Yra labai daug Dabar tokia matomų žmonių, kurie iš tikrųjų tik kalba. Pasiutimo įkarščių tokių suputa. Ja, bet grįžtant, žiūrėkit, vis tiek man kniedi visą laiką, aš galvoju, režisierius stato spektaklius, nori, kad būtų kažkoks rezultatas, eina dešimtmetis po dešimtmečio ir tu turi visą laiką tą patį ir tą patį daryti ir daryti. Aš niekada nedariau to paties. Ne, ta prasme, tas... Teatras tai yra gyvas organizmas, nu, tai ir gyvi žmonės. Juk aš ir aktorius keisdavau, ir jaunus žmonės auklėdavau, mokiau. Šitas tai suprantama. Tai nebuvo nuobodu dirbti su jais. Ne dėl to. Kaip sako, viskį gali gerti, kas mėgsta visą gyvenimą, tai gali teatrą, kas mėgsta, eina į teatrą. Bet aš turiu omeny tą problematiką, reiškia. Mane stebina, įsivaizduokit, santykis visuomenės arba žmogaus ir valdžios, jis nepasikeitė. Tos pačios problemos. Kaip mes buvome nepatenkinti valdžia, taip ir dabar didelė dalis žmonių nepatenkinti. Bet mes toj valdžioj irgi gyvenam. Tai vadinasi, jeigu mes tą valdžią nepatenkinti, tai ir jų kaltė yra. Tai mūsų kaltė. Ir mūsų kaltė, kad mes paklūstam tiem žmonėm. Nu gerai, tada aš dar iš kitos pusės prieisiu. Žiūrėkit, neminėsim režisieriaus pavardės. Taip. Bet Sąjūdžio laikais į Kauną atvažiavo jaunimo teatro spektaklį Ilga kaip šimtmečiai diena. Taip. Aitmatovo knygos pagrindu. Taip. Mes nuėjom su būreliu draugų ir dalis jų buvo neskaitę tos knygos. Išėjom iš spektaklio. Tai sakau, apie ką buvo spektaklis, klausiu savo pažįstamų draugų. Jie nesuprato. O aš visą gyvenimą atsimenu iš to spektaklio vieną sceną, Kupranugario Romėje. Gerai buvo sugalvota. Tikrai gerai sugalvota. Virbė paėmė, 3 vyrai, padarė Kupranugario siluetą ir tai užėmė, nežinau, ten. Gal 4/4 spektaklio tas Romėjimas. Bet knyga taigi ne apie tai. Ir ko aš noriu paklausti šito pavyzdžio. Jeigu režisierius, kuris imasi va tokio spektaklio, o Aitmatovo knyga buvo skaudi. Tema skaudi, Mankurto tema. Tai yra, ir mus tai dabar liečia. Tai yra, kada svetimi iš tavo tautos dalies padaro visiškai savo tautos priešą. Ir tame spektaklyje mano žmonės, aš ką noriu pasakyti, jeigu režisierius nesupranta esmės, ar jis gali padaryti gerą spektaklį? Jis gali padaryti atskirą. Vizualiai gali kažką padaryti. Aš apie tai, ir dažnai aš nueinu, aš matau mizansenos gražios. Taip, mizansenos. Bet spektaklis kaip visuma šauna pro šalį. Taip, taip. Čia ir yra pats dalykas, kad spektaklis būtų kaip gyva būtybė. Jį turi pradžią, savo pulsą, pabaigą, kulminaciją. Tas irgi suprantama, bet jis dar, jeigu tu imiesi tokios knygos kaip ta Šimtmečiai diena, tai tu turi tą žinią ir kad ateitų iki žiūrovo tą žinią. O jeigu žiūrovas atsimena tik Kupranugario Romėjimą. Aš Aitmatovą irgi stačiau, tai Golgota buvo toks spektaklis. Golgota. Bet neblogai. Bet aš dar gal pat paaiškinsiu. Ar aš teisingai išsireiškiu, kad jeigu režisierius kažkokio reiškinio esmės nesupranta, jis nepastatys gerą. Ar gali vis tik atsitiktinai pastatyti? Bijau, kad tai labai retas reiškinys. Gali aktoriai ištraukti, tiesiog padėti jie patys sąmoningai, jeigu jie sąmoningai aktoriai gyvena šiame laike, šiame gyvenime, jaučia aplinką, politiką. Jūs ir prieinat prie mano kito klausimo. Taip. Žiūrėkit, jūs kaip režisierius dirbat su aktoriais. Taip. Jų tarpe yra talentingi, kurių mažuma ir dauguma netalentingi. Taip. Tarp jų neišvengiama yra susipriešinimas, tas, apie kurį aš čia kalbėjau. Tik čia visuomenės, o ten yra
Kaip jūs kaip režisierius sprendžiate šitą klausimą? Nu, aš vengiu, kaip sako, pastatyti tokią padėtį aktorių, kuris ir nėra labai gabus, bet aš bandau, kad jisai kažkokią užduotį vykdytų, tą, kurios net nelabai supranta. Bet kuri jo jėgoms yra. Jo jėgoms jisai lyg ir tekstą apvaldo ir tada jį įstumia į tam tikrą energetiką, į tam tikrą nervą ir jisai pradeda kaip eurodinaminės triuboj suktis. Jau pats nelabai supranta, bet sukasi. Ir jie tada įvyksta. Bet iš principo, ar aktoriai jaučia vienas kito atžvilgiu tą talento skirtumą? Be abejonės. Yra aktoriai, kurie iš vis labai sunku jiem vaidinti, tie, kurie negirdi partnerio, tie, kurie savo tekstą jau žino, jau nusibodė jiem ir plepa tą tekstą. Tai jis nesugeba padaryti jį čia ir dabar vykstančių procesų. Kadangi aš daugelį dešimtmečių buvau muzikantas. Taip. Tai aš šitą dalyką, tai pavyzdžiui, pas mus buvo vienas toks muzikantas, kuris grodavo neritmiškai. Aha. Aš jį žiūrėti negalėjau, suprantate. Ir mes su juo 10 metų pragrojame. Ir jis bandė tą ritmą kažkaip savo ištobulinti. Dirbdavo juodai, jokio rezultato. Numatyti prigimtinio dalyko. Tai apie ką aš ir kalbu, suprantate. Bet tai galima paslėpti kažkokį tai. Kažkiek galima, aišku, bet garsais, muzika, dar dinamika. Bet įsivaizduojat, kai jeigu reikia ritmo pojūčio, arba jeigu tu neturi pakankamai klausos, tai tu chore. Tai nieko čia nėra. Bet aš kodėl apie tai kalbu, juk lygiai tas pats yra ir valstybiniam lygiai. O, taip. Jeigu mes išsirenkam valstybės vairininkais žmonės, kurie yra kurti, neturi ritmo pojūčio ar klausos, tai kur tas laivas gali nuvesti, suprantate? Nedaug dievė. O iš kito vertus, kaip galima išsirinkti tą gerą, talentingą vairininką, jeigu rinkėjai neturi kriterijų? Bijo tokio talentingo vairininko, bijo. Tai grįžtam į teatrą. Ar tie konfliktai tarp talentų ir tų vidutiniokų? Taip, aišku, kad taip. Nes jisai jo akivaizdu, jis jeigu partneris, tai tada jisai labai jaučiasi nuskriaustas. Aš esu ir muzikantas, aš galvoju, kam tu į tą konservatoriją stoji, kam tu stoji? Tu ir man kančia, ir savo kančia, ir savo vaikam kančia, suprantat. Bet žmonės veržiasi, aš vis galvoju, koks turėtų būti kriterijus, ar kiekvienas norintis. Čia tokia jau liberali ta politika, kad jeigu nori žmogus, tai tegu jis eina. Aš nieko nesakau, yra saviveiklos, yra saviveiklos. Aišku, mes čia kalba yra. Žais futbolą, žais. Čia kalba apie aukščiausius lygmenis. Taip, ar jis įtakoja žiūrovą ar ne, ar žiūrovai gaila žiūrėti tokį aktorių. Tikram žiūrovui, kuris nori išgirsti. Tuo labiau, kad yra aktorių, kuriems nieko daryti nereikia. Jis atsisėda, tyli, o visą salę žiūri jį. O kitas bėgios, ten bėgios, prakaituos. Ir vis tiek niekas čia neatsimena. Pas mane televizijoje, kai dirbo, buvo vienas toks darbuotojas. Jis 30 metų yra tiesioginiame eteryje. Šį savaitę po kelis kartus išeina, jo niekas Lietuvoje nežino. O kitas išėjo vieną laidą padarė, visą Lietuvą kitą dieną apie jį kalba. Tai prašau, ir ką tu padarysi? Yra tam tikra. Ir dėl to šita liberali ideologija, kuri sako, kad kiekvienas gali būti bet kuo, tai yra vedant į aklavę ir kai tas viskas perkeliama į valstybės lygmenį, tai mes ir turim rezultatą. Ir gydytojus turim, ir teisėjus, ir prokurorus, saviveiklinio lygio tokio. Ir dar apie meną, bet ir ne tik. Yra toks reiškinys kaip juodas kvadratas baltam fone. Kaip jūs žiūrit į tokį meną, kuris apskritai neneša jokios žinios tokiam paprastam žiūrovui. Aš turiu tokį įsireiškimą. Ištvirkusiam intelektui, kuris žino, kaip tas Malevičius iki to kvadrato atėjo, tai aš žiūrėdamas aš visą istoriją žinau. Kaip jis atėjo, kaip jis keitėsi, taip toliau. Man tas sako, bet ne meninių požiūrių, o tiesiog tokių sociologinių daugiau. Čia yra toks savotiška paslaptis. Bet ir teatro yra tokio, kuris iš esmės yra juodas kvadratas baltam fone. Taip, yra ir tokia. Nes aš, kai radau tokią skulptūrėlę, kažkur Piliakalnį kažkur, kai važinėjau po tuos kraštus pietų,
Tai mažutė skulptūrėlė, bet ant tiek jinai akmuo ir tik porą kažkokių kirčių padaryta ir ten tokia nuotaika kažkokia keista, atrodo kaip amuletas kažkoks, aš nežinau. Ne, nu tai... Taip ir čia tas Malevičiaus, jeigu žmogus turi vaizduoti, turi kažkokį sugebėjimą grįžti į save per tą kvadratą. Nu, tai tada eikim prie konceptualaus meno, Taip. kuris iš viso parodoje yra pakabinta tik idėja, Taip. tu ateini perskaitai idėją ir turi pats susifantazuoti, suprantate? Jeigu gebi. Jeigu gebi. Ar jums teko tokio pobūdžio spektaklių statyti? Ar jūs kiekvienas jūsų spektaklis turėjo konkretų kažkokią žinią, kurią norėjo transliuoti? Nepasakyčiau. Aš stengiausi, kad nebūtų tokie lėkšti, labai visi atspėjami. Vis tiek su kažkokia paslaptim, su kažkokia tokia nerimu, su kažkokia užuomina, metafora arba netiesmukišką kalbėjimą. Ir muzikos prasme, ir šviesų prasme, ir aktorių, ir kostiumų prasme, ir dekoracijų, ir judesių prasme. Tai viską jungdavau, kad tas būtų. O liko dar koks nors spektaklis, kurį jūs norėtumėt pastatyti? Nu, mano nedastatytas, tiesiog neleistas padaryti Brolius Karamazovus. Man tai buvo toks. Bet aš Biesas stačiau, tai vis tiek aš ir Stepančiko dvaras pastačiau. A kuris iš trijų brolių jums artimesnis savo? Nu, man Alioša, aišku, ir Ivanas. Alioša tai iš tos pusės kaip dvasiškas, dvasingas žmogus. Ir Ivanas racionalus ir kaip jisai veikia į patį Aliošą, kokiam konflikte jie yra. Nu, ir Dimitrijus Gaivalas. Nu, tai čia toks trijulė, kurie jo labai įdomi ir baisoka. Tai gal aš tada linkiu jums? Ačiū. Pastatyti šitą spektaklį? Aš norėčiau. Dėkui. Ačiū jums.